Ačiū už sveikinimus, taip pat visus su naujais. Progai pasitaikius pasakysiu tą patį, ką žaidėjams sakiau prieš naujus metus, kad iš mūsų reikalauja kasdien maksimumo, tik tai maksimumo visą laiką reikalauja. Tai su tais naujais metais atėjusiais mes norėtume palinkėti mūsų žaidėjams, mūsų komandai, mūsų sirgaliams maksimumo sveikatos, nes kai mes darom tą, ką mes mėgstam, pas visus dingsta stresas, mes mėgojamės to, ką darom ir tikrai noriu padėkoti žaidėjams už praeitus metus, jie buvo fantastiški, kaip jie statė tą kūną, kaip jie aukojasi dėl komandos viens už kitą, už trenerių štabą, mums labai tas svarbu, kad jie kaunasi ir tikrai tą vertinam. Ir tiesiog norėčiau palinkėti mūsų žaidėjams išlikti savimi, nes mes žinom, čia ne apie laimėtas ar pralaimėtas rungtynės, čia visi akcentuoja laimėt, bet mes žinom, kad žaidėjai mūsų kausis per negaliu ir grius dėl tų kamuolių. Bus ir tų blogų dienų, bet mes žinom, kad jie atiduos visą save, tai norėčiau jiems palinkėti išlikti savim ir tęsti tą, ką daro. Apie rungtynės pradėjom taip biški slogiai, 26 taškus praleidom, šiek tiek per minkštai, kaip tokiom rungtynėm turim tas vienas rungtynės per savaitę ir norisi jas išnaudoti pačiu kaip pasakyti, aukščiausių lygių ir čia jokių nėra pasiteisinimų, turime eiti tas rungtynės, neskirstyti rungtynių vienokios ar kitokios. Šitos rungtynės buvo tokios šiek tiek apgaulingos, nes ką tik atrodo čia buvom, ką tik nugalėjom Neptūną, tai prieš tą pačią komandą laimėti vėl yra nelengva. Žinom, su kokia energija jie įeina į rungtynės ir žinom, kad vėl iš 2 savaičių bus dar labiau apgaulingesnės rungtynės. Atrodo, kažkokį skirtumą turim, bet tas skirtumas, nežinau, ar moderniam krepšinį yra kažkoks solidus skirtumas. Tai vėl turim būti rimti, turim būti savimi, ką ir palinkėjau žaidėjams ir atsakingai ruoštis. Tikrai stengiamės, kovojam dėl to top 16, kad ten įeitume be jokių play-inų, be jokių ekstra dramų, sveikatų gadinimų ir panašiai. Tai dabar turim išnaudoti treniruotės ir tiesiog tobulėti rungtynėse. Paliukėnas praktiškai po mėnesio sugrįžo į rikiuotę, kaip jums jo pasirodymas? Visą laiką mums ta energija reikalinga, šiandien vėl smagu, kad kontroliavom gynybą, nes tikrai jų pagrindinius skorerius prilaikėm ir Johnsoną ir Girdžiūną, kažkiek galbūt labiau buvo matomas, bet esmė, kad ta jo energija, tas jo įėjimas visą laiką duoda tą teigiamą impulsą. Aišku, Martynas grįžo, Džeivonas iškrito, tai visą laiką norisi tų vėl sveikų žaidėjų, bet džiaugiamės, kad Martynas su mumis, nes jo duodamas skirtumas gynyboje yra akivaizdus ir net neginčiamas. Čia daug sutapimas, antros rungtynės iš eilės, kai jūsų tiesioginis oponentas tų rungtynių nebaigė. Nežinau, kaip komentuot, palinkėsiu irgi naujų metų progą treneriams kantrybės. Žinau, kad ir man pačiam jos reikia, bet šiandien turiu irgi pagirti savo žaidėjus, kad nesivėlė į tą rungtynėse kažkokį chaosą, į tą kalbėjimą su teisėjais, turim kur koncentruotis ir taip reikalų, turim atsakomybių daug aikšteliai ir tas atsakomybės turim nešti ant savo pečių ir kai, žinot, kai pradam tenai pasileidžiam plaukus, tai tada jau gali gaudyti tą vėją vakarų.